Sėkmę vertinu ne pagal tai, kiek uždirbi, o pagal tai, kiek gali atiduoti. Pats augau neturtingoje šeimoje, mama turėjo gerą darbą, bet buvo šiek toks nepriteklius. Pirmus pinigus, kuriuos uždirbau, tai butelius teko rinkti Palangos pliaže arba Vilniuje tenai prie Neries ar parke. Dabar, kadangi man pavyko sukurti verslą, uždirbti pinigų ir yra tas dėkingumas tiems žmonėms, kurie buvo greta, kurie padėjo, dėkingumas Lietuvai ir noras tiesiog tuo dalintis. Manau, kad yra gėda numirti turtingam. Daugelis žmonių pradeda aukoti tada, kai atsitinka kažkokia nelaimė šeimoje, kai kažkoks yra praradimas, netektis. Aukoti reikia dabar, nelaukiant. Labdaros, paramos suteikimas yra didelis malonumas. Anksčiau, jeigu praleisdavom automobilį važiuojant iš šoninės gatvelės, tai atrodydavo keista. Dabar tai yra kultūros dalis. Padarydamas gerą darbą, lygiai taip pat žmonės jaučia tą malonumą. Labai norėčiau, kad tai irgi taptų kultūros dalim Lietuvoje. Dėl to aš nuoširdžiai manau, kad nereikia kuklintis. Reikia kalbėti viešai, kad tai taptų vertybė. Ir kuo daugiau apie tai kalbėsim, tuo daugiau žmonės aukos ir supras.